netikėtom aplinkybėm gerai mokėti ir adaptuotis, ir nepasimesti. Ir trečias dalykas, kad nepasiduoti neigiamom emocijom ir mintim, o likti su savo tą vidinę esybę. Tai yra tas dalykas toks labai subtilus, kuris kiekvienas turbūt jaučia ir pažina savo gyvenime skirtingai. Ir kiekvienas yra individualiai prie to prieina. Man dalinai pavyko apie tai susimastyti ir galbūt ne tai, kad susimastyti, bet per pojūčius. Tas pamastymas atėjo, kai pradėjau domėtis ir praktikuoti kvėpavimo praktiką, kai susidomėjau pranajamą, tada tas kažkoks tai giliai viduj savyje, tu kartais, viskas priklauso aišku nuo patirties ar praktikos pačios, ir būtų gerai tokius dalykus praktikuoti su tikrai geru instruktoriu, mokytoju, žodžiu, kad nesuklysti ir kad panašios praktikos turbūt man asmeniškai padėjo trupučiuką pagauti tą pojūtį, tos vidinio savo galbūt centro, tos esybės ir tiesiog to tikrojo aš, kuris yra giliai kažkur tai viduje kiekvienam žmoguje. Bet pajausti ir suvokti tai nėra taip paprasta ir lengva. Taip? Tam reikalinga ilga, nuosekli praktika, reikalaujanti disciplinos. Tai bet taip tu pasijauti, ypač pajauti, kai atsiduri kažkokiuose tokia aplinkybėse, kurie tikrai bando išmušti tave iš pusiausvyros. Turbūt, nes įprastoje aplinkoje, įprastoje veikloje, kurias mes įpratę nuolatos kiekvieną dieną daryti, mes vis daug ką pradedam daryti automatiškai, autopilotu. O kai nutinka netikėtai aplinkybių pasisukimai, pasikeitimai, tai tada tai jau tikrai tai yra kaip testas,